Treneris po 3 kėlinių -15 ir toks įspūdingas 4. kėlinys. Kas padėjo ir kur rado komanda tiek jėgų? Kuo sunkiau, to geriau. O šiaip tai džiaugiuosi vyrų, kad tokia dvasia ir čia yra ne pirmas tokios varžybos, kur būtent į pabaigą surandam jėgų. Galvoju, kad toks padėjo truputį susiklausimas ir Solelis aktyviau sudirbo ir komanda ir na, tokias čiučiut emocijos pakilo o kovingumo vyram netrūksta, aš labai džiaugiuosi, tai ta tokia dvasia. Paskutinė ataka, tai buvo suplanuota, kad Rolandas žais 1 prieš 1? Ne, sakėm, išlauksim ir atbėga statyti užtvarą, bet stenkis sužaisti tą, kaip pasakyti, kaip į stipriąją pusę, ne kur laukia, nespėtų užatakuoti. Nu, žodžiu, kad prasiveržimas būtų. Šį sezoną treneri turbūt vienintelių dalykų, kuo tikrai negali skųstis Juventus komanda, yra sėkmė, ar ne? Nes tiek rungtynių paskutinėmis sekundėmis, kad sėkmė tikrai yra... Sekasi geriem. Juventus 3 komanda Lietuvoje. Tai ar jie blogi? Mums visokios likimo smūgiai kiša pagalius į ratus, o šiaip tai vyrai kaunasi ir jie yra šaunuoliai.